Sveiki, mėlyjeji. Labai sveikinu Jūs mūsų laidoje. Mūsų pirma laida susilaukė labai didelio susidomėjimo. Mes esame labai laimingos, kad mus žiūrite ir mes tikrai pažadame, kad mūsų laida Jums suteiks informacijos, bus Jums suprantama, padarysime, kad būtų Jums malonu žiūrėti, rasime Jums tinkamų būdų atrasti savo gyvenime užstrigimų, juos pašalinti ir gyventi gyvenimą tokį, kokį jūs norėtumėte gyventi. Labas Ernesta. Labas Dovilė. Džiaugiuosi, kad mes plečiam šį projektą į didesnį kiekį. Buvo viena laida, dabar jau bus dvi. Ir iš tikrųjų labai dėkingas, kad mus žiūrėjote, nes mums pirmoji laida buvo tokia svarbi tuom, kad pamatytume, ar ji yra aktuali, ir gavom labai gražaus grįžtamojo ryšio, kuris ir skatina mus nesustot, veikti toliau, filmuoti toliau, ir tuo pačiu be filmuodamos mes, aišku, gilinam ir savo žinias, nes ieškom literatūros, ieškom informacijos, kad ji būtų aiški, suprantama, ir labai džiugu, kad šią informaciją pasinaudojat savo kasdienybėje. Na, o šiandien mes pasirašėm pasidalinti žiniomis ir praktikomis apie vieną iš įsitikinimų sričių, tai yra finansiniai įsitikinimai. Ši tema turbūt yra dabar ant bangos, ar ne, ir visokių straipsnių daug, ir seminarų, mokymų daug, ir diskusijų, nes finansai visiems yra svarbus išgyvenimui, pragyvenimui ir savo realizacijai. Tačiau ne visi mes jų turime tiek, kiek reikia, ar ne, ir apskritai, ar tie finansai yra tik tai piniginė raiška, ar ji yra ir apie kitus dalykus. Tai norime jums dar pranešti, informuoti, žinoti, duoti, kad mes šios laidos pabaigoje turėsime svečią. Tai yra nuostabia tokia kūrybiška asmenybė, kuri norės pasidalinti su jumis savo istoriją apie tai, kaip ji, turėdama mažą sumą kišenėje, pradėjo kurti savo verslą ir su kokiais finansiniais įsitikinimais, blokais susidūrė savo šio verslo kelionėje. O galbūt susidūrė iki šiol, tai bus įdomu ir mums ją pakalbinti, ir tikime, kad ir jūs rasite savo naudingos informacijos šioje istorijoje ir, galima bus pasimokyti iš kito žmogaus kelionės, ar ne, ir tų tokių ne klaidų, bet pamokų, tam, kad mes savo kelyje galėtume tiesia linija eiti, ar ne, ir nebeiti ten, kur kitas žmogus buvo nuėjęs ir galbūt jam ten nepavyko. Tai nepraleiskit mūsų pabaigos, iki galo išbūkite ir paklausykite šios istorijos. O aš tada norėčiau mūsų laidą pradėti su istorija, kuri leistų pasižiūrėti į vertę aplamai mūsų gyvenimo, kuri mane pačią labai įkvėpė. Tai kartą berniukas nuėjo pas savo tėtį ir paklausė: tėti, pasakyk, kiek vertas mano gyvenimas? Tėtis sako: aš tau tiesiog norėčiau duoti šitą akmenį ir tu nueik į 3 vietas. Pirmiausia, nueik į turgų ir kai koks žmogus paklaus, kiek vertas šitas akmuo, nieko nesakyk, tiesiog iškelk 2 pirštus ir žiūrėk, ką tau tas žmogus pasakys. Berniukas paėmęs tą akmenį, nubėgo į turgų ir prie jo priėjo senyva moteris. Ir paklausė: berniuk, sakyk, kiek kainuoja šis akmuo? Berniukas nieko nesakė, tiesiog iškėlė 2 pirštus. Moteris pasižiūrėjo: jis kainuoja $2, aš tą akmenį paimsiu. Berniukas susižvalgė ir nubėgo pas tėtį. Tėti, turguje moteris man pasiūlė $2 už šitą akmenį. Gerai, sūnau, dabar paimk šitą akmenį ir nueik į muziejų ir pasižiūrėk, ką tau tas žmogus pasiūlys. Kai kas nors paklaus jo kainos, tiesiog iškelk 2 pirštus ir nieko nesakęs, žiūrėk, ką tau jis pasakys. Berniukas pasiėmė akmenį ir nubėgo į muziejų. Ten bebūdamas prie jo priėjo senyvas vyriškis ir paklausė berniuko: berniuk, pasakyk, kiek kainuoja šis akmuo?
Berniukas nieko nesakė ir tiesiog iškėlė 2 pirštus. Vyras sako, o, jis kainuoja $200, aš jį paimsiu. Berniukas vėl staiga nubėgo pas tėtį ir sako, tėti, muziejuje vyras man pasiūlė už šį akmenį $200. Sako tėvas, gerai, dabar paimk šitą akmenį ir nubėk į brangiųjų akmenų parduotuvę. Taip pat, kai paklaus tavęs kainos, iškelk 2 pirštus ir žiūrėk, ką tas žmogus tau pasakys. Berniukas paėmė šitą akmenį, nubėgo į brangiųjų akmenų parduotuvę. Už ten stovėjęs senyvas vyriškis už prekystalio, jisai tiesiog šoko, o Dieve, tu turi akmenį, kurio aš ieškojau visą gyvenimą. Aš tau sumokėsiu, kiek tik reikia, pasakyk, kiek jis vertas. Berniukas nieko nesakęs, tiesiog iškėlė 2 pirštus ir tas vyriškis sako, $20,000, aš jį paimsiu. Berniukas taip pat nieko nesakęs, nubėgo pas tėtį ir sako, tėti, man brangių akmenų parduotuvėje vyriškis pasiūlė $20,000. Tėvas sako, žmogus, kuris mato akmenyje vertę, pasiūlė didžiausią kainą. Tai ir tu, jeigu tu nori, kad tavyje matytų vertę, pats turi joje savyje matyti ir būti aplinkoje, kur žmonės matys tavo vertę ir už tai tau pasiūlys atitinkamą atlygį. Tu tik pats sprendi, tu nori būti $2 akmuo ar 20,000 vertės akmuo. Tai va šita tokia istorija parodo, kad aplinka taip pat labai mus gali vertinti, bet vėlgi mes patys renkamės, kokią mes viduje turim vertę ir pasirenkam tą aplinką, kad tie, kurie mato mūsų vertę viduje, ją tiesiog ir įkainotų. Čia tokia istorija graži, truputėlį grįžtant į mūsų pirmąją laidą, kai mes kalbėjom apie žmonės, kurie yra tavo aplinkoje, ar ne, kad tu gali pasirinkti, kokie tai žmonės bus, ar tie, kurie tave nugesina ir sustabdo, ar tie, kurie tave pakelia ir motyvuoja eiti toliau, ar ne, tai jie irgi tavyje mato tam tikrą vertę. Tai ir istorija iš tikrųjų tokia įkvepianti, ar ne, ir va taip klausant atrodo, kaip smagu, va iš tikrųjų tokį tėtį turėti, ar ne, kuris va taip tau tokią žinią per istoriją perduotų apie tavo vertę. Tačiau gali atrodyti, kad realybėje, tai iš tikrųjų sunkiai yra pasiekiama, ar ne, ir tame yra tiesos. Juk taip, ne visada būna, kad su to akmenėliu rastu žviruotam kely nueisi ir gausi reikalingą vertę, ar ne, kurią tu įsivaizduoji, kad tas akmuo turi. Tai jeigu tu eini į brangiųjų akmenų parduotuvę, be jokio išankstinio nusistatymo, ar ne, apie tą vertę, kaip tas berniukas, kuris nežinojo, kokia yra to akmenuko vertė, tai tikimybė, kad tau pasiseks, yra daug didesnė. Tačiau jeigu tą pačią parduotuvę eini su jau vidinė nuostata, ar ne, užsidedi kaukę, kad aš turiu brangą akmenį ir dabar einu į tą parduotuvę ir aš dabar už jį gausiu labai daug, ar ne, bet viduje aš sėdi ten kažkoks mažas žmogeliukas, kuris sako, nieko vertas tas akmuo, kad tu čia prisigalvoji, įsivaizduoji, čia tik paprastas žvyrkelio akmenėlis. Bet tu stot atlaikai, ar ne, ir sakai, bet aš einu ir dabar čia parduosiu už didelę sumą. Bet viduje tas vis tiek šnabžda. Tai tada sėkmės tikimybė labai stipriai sumažėja, aš manau. Nes kai tu eini tikėdamas vidumi, tai nežinau, visata, kažkas aukščiau atrodo tau padeda, ar ne, ir tau parodo, kad taip, iš tikrųjų tas akmuo yra vertas, ar ne. Tai tas vidinis tikėjimas, koks yra, labai stipriai atsiliepia tavo aplinkoj. Ir jeigu leisi, papasakosiu truputėlį, taip trumpai savo tokią istoriją, kur būtent apie įsitikinimą viduje ir kaip įsitikinimas viduje išsitransliavo į aplinką. Žinoma. Tai aš kai nusprendžiau, jau atėjo ta diena, kai nusprendžiau, jog noriu būti jau profesionali kaučerė ir kad tą galėčiau daryti, man reikia kabinetą. Aš atsidariau skelbimus Vilniuje, nes kadangi gyvenu Vilniuje, atsidariau skelbimus pasižiūrėti, kiek kainuotų išsinuomoti, tarkim, kabinetą, kur galėčiau vesti kaučingo konsultacijas.
ta prasme, žiūrint į skelbimus, akis mano plėtėsi, nors ir šiaip nemažos, bet plėtėsi dar didesnis kaštas. Ir supratau, kad finansiškai savo negaliu leisti nuomotis kabinetą Vilniuje. Ir toks, bet viduj buvo noras, dabar ta akimirka, kai aš turiu pradėti, noriu pradėti dabar coachingo darbą, bet kaip man tą kabinetą gauti, ta prasme per brangu, bet noriu. Ir taip bemąstydama prisiminiau, kad yra Konstitucijos prospekte toks pastatas, kuriame aš anksčiau dirbau ir ten nuomojo kabinetus. Ir aš galvoju, paskambinsiu ir paklausiu, bet turbūt irgi bus gal dideli pinigai ir čia nes vis tiek gera vieta. Ir aš tiesiog pasiėmiau telefoną, susiradau kontaktus. Prieš skambinant atsistojau prieš veidrodį ir savo sakau, Dovilė, šita diena tau bus sėkminga, nes tu paskambinsi ir gausi patį geriausią pasiūlymą, kuris tau bus prieinamas ir tu galėsi jį išsinuomoti. Ir kelis kartus tai pakartojau ir nuoširdžiai tikėjau, kad man tikrai pavyks, kad aš dabar paskambinu realiai pasiimti to kabineto. Nors dar nieko nežinau apie, nei ar iš vis gal čia nėra laisvų kabinetų. Ir aš paskambinu ir man sako, taip, yra keli laisvi ir pradėjo pasakoti, ten kokie baldai yra, kiek už kvadratą, plus komunalinis ir man galvoj ten palauk kvadratas komunalinis, kiek čia dabar gaunasi visa suma, nes man atrodo žaidžia su manimi, dar tokias mažom sumom vardina. Ir kol aš čia man tos mintis spraginėjo, man tiesiog pasakė sumą, kurią reikės mokėti mėnesį ir aš iškart sakau imu. Ir tai man tiesiog patvirtino, kad tas vidinis tikėjimas, kad tu tikrai gausi, bet ta prasme ne kaukę užsidėjau, kad gal pavyks, gal nepavyks, bet ta prasme tikrai tikėjau, kad va šitas skambutis bus tas, kurio man reikia. Ir kai aš gavau tą kabinetą, nuo tos akimirkos aš į save įsileidžiu tik tai tas mintis, kurios mane palaiko. Man pavyks, aš galėsiu, aš sugebėsiu ir tas labai skatina veikti. Mano šita istorija parodo, kad tu turi realiai viduje tikėti tuom. Tikrai turi tikėti, ne kaukiau tikėjimu užsidėti, bet viduje, ar ne, kad tavo kūnas visas tai transliuotų, tuomet ir padės tau aplinka gauti tai, ko tu nori. Tai norėjau truputėlį pasidalinti, nes šitoks mano paskutinis, toks stipriausias, sakyčiau, toks patyrimas per tą įsitikinimą, ar ne, kad kuom tiki, ar tave palaiko, ar tave stabdo, nes jeigu būtų kitas įsitikinimas, kad tikrai ne, tai klausimas, ar būčiau aš tą telefono numerį ir surinkusi apskritai. Ir ar mes čia darytume laidą dabar. Labai, labai fainas pavyzdys, iš tikrųjų, ką irgi įžvelgiu šitą to istorijai, apie tai, kaip įsitikinimai įsitvirtina, ne? Turėjai tokią patirtį, kuri leido tau pamatyti, kad įsitikinimas, kad tu gausi, ne? Tu savo pasakai, kad pavyks tai gauti ir tau ta patirtis parodė, kad tai įmanoma. Ir tai leidžia priimti sprendimus kitą kartą vėl kitaip. Žinosi, kaip save motyvuoti, kaip ką savo sakyti, kad tau pavyktų gauti tą įsitikinimą. Nes vėlgi tas įsitikinimas, jisai, jeigu einant prie ten tos truputukai tos teorijos, įsitikinimas, jisai yra labai, jame įtakoja patirtis. Tiek teigiama, tiek neigiama patirtis, jinai yra tame, kad susiformuoja požiūris, kad arba mums kažkas sekasi, arba nesiseka. Bet tai nėra tokia 100% tiesa. Jeigu mes einame per santykius ir mus apgaudinėja, mes susiformuojam, kad visi santykiai kažkokie neveikia. Arba jeigu mes paskolinam draugui pinigų ir jie mums negrąžina ir mes dar susipykstam, susiformuoja įsitikinimas, kad pinigai gadina santykius. Tai tam tikra patirtis leidžia mums patirti tam tikrus vaizdinius, bet vėlgi mūsų patirtis jinais gali kisti kiekvienoje situacijoje. Jeigu tau, kaip ir minėjai, būtų nepasisekę gauti to kabineto, nors tu savo taip motyvavai, tu įtikėtum, kad neveikia tie motyvaciniai žodžiai. Bet dabar tu gavai, ėjai, save drąsinai, kad tu viskas pavyks, kad dabar tau tai yra lemtinga ir tai tau davė jėgų pasiekti tą tikslą. Ir tavo patirtis parodė, kad taip įmanoma. Taip, tai tikra tiesa ir ta patirtis
mes labai, apskritai žmonės labai daug patirčių teigiamų turi, ar ne, bet kartais tą dėmesį fokusuojam į tą neigiamą patirtį, kas nepavyko ir tada mus labai stabdo, ar ne, bet jeigu fokusuosim dėmesį tai, kas pavyko, tai tuomet kitą kartą turėsim tą patirtį kitokią, kas mus skatins veikti. Tačiau ne tik patirtis, manau, mus įtakoja, bet įtakoja ir pati aplinka, ar ne? Bet kaip ir pradžioj kalbėjom, kokioje to aplinkoje esi. Tai aišku, ta pirminė aplinka yra mūsų šeima, kur ir formuojasi didžioji dalis, tas bagažas visų tų įsitikinimų, ar ne, tų pačių ir finansinių įsitikinimų. Taip pat labai stipriai iš aplinkos veikia tai ir mūsų DNR tiesiog, ir kaipgi veikia tas mūsų DNR, tai tokia irgi istorija girdėta, gal nežinau, per podcast ar kažkur kitur, kad realiai, pavyzdžiui, net tai, ką patyrė mūsų seneliai, gali mus įtakoti šiandien, ar ne, nors, tarkim, jau kelios kartos yra praėjusios. Tai, tarkim, seneliai gyvendami karo metu, jiems turėti finansų, pinigų buvo tiesiog pavojinga gyvybė, ar ne, nes pas juos ateis, juos apiplėš ir gali nužudyti vien todėl, kad paimti tuos pinigus. Ir tai buvo pavojinga, pinigai buvo pavojus gyvybei. Tai tą įsitikinimą jie perdavė savo vaikams, mūsų tėvams, o mūsų tėvai pasąmoningai perduoda mum per DNR. Ir mes realiai, kad gyvenam ir kartais nesuprantam, kodėl mes taip kratomės tų finansų, ar ne, tarkim, kaip ir norim, taip, žiūrint iš šiandienos perspektyvą, ar ne, bet kažkas viduje atrodo tik išleisti, kad tik piniginiai nebūtų grinų pinigų, nes atrodo ten gatviai, kur nors ten skersgatvį, ar ne, pasuksi ir čia jau bus grinų pinigų, nes kortelė, tai kortelė jau viena, bet grini pinigai tai gali tikrai ir sužaloti, ir sužeisti, ir dar baisiau, ar ne, vien dėl tų kelių eurų. Tai yra pavojus gyvybei, tai mes tengiamės tada nesąmoningai atsikratyti, ar ne, kur tik tai, kad galima kortelė, bet tiesiog greičiau iš tos piniginius tuos grinus išimti. Aišku, mūsų draugai, ar ne, kas dar, kaip manai, iš aplinkos gali formuoti mūsų įsitikinimus. Aš pat irgi ten turiu tokį savotišką pavyzdį, kaip esu girdėjusi, kad norint pajausti savo tą vertę, kaip ir tas berniukas, nueiti tą brangesnių, ten, aš pati nuėjau į brangakmenių parduotuvę, buvo tokia kaip ir išbandymas, kaip aš ten jausiuos, nes atrodo, gerai, ten įpirkti ten tų deimantų nėra taip labai kasdienį. Ir paprasta. Tai aš tenais nuėjusi, man buvo didžiausias iššūkis eiti, neiti, kam apie mane pasakys. Vėlgi ta įtaka atrodo, tik tai žmonės, kurie turintys finansų, gali eiti tuos brangakmenių į parduotuvę. Ir kas buvo, kad kai aš ten nuėjau, su manim elgėsi kaip su potencialia pirkėja. Tai man ir tą parodė, ir kavos pasiūlė, apie deimantus papasakojo. Manęs neskirstė, kad tu esi verta ar tu nesi verta. Ir tas įtaka iš aplinkos, aš pasijutau tenais, kad aš galiu ir esu verta turėti ten tų deimantų ir brangakmenių. Ir tas automatiškai man tai kelia tą pačią savivertę. Ir ta įtaka iš aplinkos, iš tikrųjų, mes kartais per daug sureikšminam ir pamirštam, kaip mes patys save vertinam. Nes jeigu kažkas pasakė, kad galbūt tu nesi vertas kažko ir mes patikim tuom, o po to viduj kenčiam, tai bet iš tikrųjų tai tik mes patys galim pasakyti, kiek ir ko mes esam verti. Ir ta įtaka iš aplinkos turėtų keistis, nes kai mes padarom, kad įtaka ir aplinka mus įtakoja, mes tada atsiranda mūsų mąstymo šablonai. Ir mes tikime, kad esame kažko neverti, kad ateina kažkokie sunkumai, bet visą tą dalyką, manau, patį pagrindinį dalyką, ką mes lengviausiai galim pakeisti, mano nuomonė, tai yra mąstymo tuos šablonus. Nes jeigu mes kažką turim įsitikinimą, kad mes esam neverti, arba kad finansai, tas pats, gal netgi čia galima įdėti ir patarlės, ne? Pinigai iš dangaus nekrenta. Tai yra tiesiog savotiškas mąstymo šablonas. Pinigai gali kristi iš dangaus, kai mes darom tai, ką mes mylim, ir aš tom tikiu. Tai vėlgi tas toksai pakeitimas tų patarlių, įsitikinimų, tai tie mąstymo šablonai yra apie tai, kad viską mes tuos mąstymo šablonuose tiesiog reikia ieškoti to, ar tai yra teisinga,
ar tai yra tikra tiesa ir ieškoti tikros tiesos, pakeisti į tą, kuri mums būtų įgalinanti ir leidžianti daryti veiksmus mums norimą kryptim. Ir čia tokį truputėlį iš juoko pusės įdėjus tokį akcentą, kas man labai patinka. Jeigu tu tiki, kad pinigai iš dangaus nekrenta, tai tu niekada neatsidursi tokioje situacijoje, kai, pavyzdžiui, kažkur atsimenu, kažkuriais metais užsieny, kažkurioje šalyje buvo, kur iš sraigtasparnių tiesiog pinigus mėtė. Tai tu tiesiog neatsidursi ten po tos sraigtasparnių, jeigu tu tuom tiki ar ne. Bet jeigu tikėsi, kad pinigai iš dangaus krenta, wow, žiūrėk, tu ten po tos sraigtasparnių ar ne, kaip taip gali būti. Čia tiesiog tokia ironija, bet aš manau, kad jinai irgi truputėlį vizualizuoja. Tai taip, ir iš tikrųjų ta mūsų emocinė būsena irgi stipriai įtakoja mūsų tuos įsitikinimus finansinius, ar ne? Tarkim, žmonės, kurie tokį kraštutinį serga depresiją, tai jiems yra labai sunku apskritai save įsivaizduoti šiame pasaulyje, ar ne, kaip vertingą asmenybę. Tai rūpinti savimi ir dar ypač savo finansiniu gerbūviu, tai tikrai yra nemenkas toks iššūkis. Ir mes, aišku, išorėje ieškom tų įrodymų, kurie patvirtintų tuos visus mūsų įsitikinimus finansinius, ar ne, ko mes esam verti, kiek mes esam verti. Tai mes tų įsitikinimų patvirtinimų ieškome, o kai ieškome, tai natūralu, kad mes juos ir randame, ar ne. Ir pavyzdžiui, tiek teigiami, tiek neigiami įsitikinimai apie save sustiprina tą mūsų tikėjimą, ar ne. Ir pavyzdžiui, noriu siekti karjeros aukštumų, bet girdėjau, kad iš žmonių pavyzdžių, kad jeigu sekasi karjeroje ir finansuose, tai asmeninėse santykiuose, tuomet asmeniniai santykiai subyra ir ten sėkmės jau negali būti, ar ne. Ir tas įsitikinimas riboja tada mane ir aš nesiekiu aukštumos, ar ne, savo karjeroje, nes mano vertybė yra šeima ir aš pasirenku šeimą. O realiai mes galime abu šitos dalykus suderinti ir turėti ir čia sėkmę, ir čia sėkmę, ar ne, bet tas įsitikinimas mane stabdo ir aš kaip ir turiu rinktis tokioj vietoj, kur galbūt net nereikia, galbūt net čia ne ta situacija, kur reikia rinktis, ar ne. Taip, ir aš ką norėčiau pridurti, nes ir pati esu buvus tokia situacija, kai atrodo, arba renkėsi finansus, bet kenčia santykiai, arba jeigu renkėsi santykius, kenčia finansai. Mane kas išlaisvino, kad pasirodo yra dar trečias variantas, kur galima viską suderinti. Kad ir santykiai, ir finansai gali eiti kartu. Ir tas įsitikinimas, kad atrodo, kažkaip tie finansai mane pačią sugadins tie santykius, tai kiek iš tikrųjų tai reali tiesa yra. Ir ateina, nes kaip turėjau pavyzdį net iš vaikystės šeimoje, kad mama uždirba, tai tėtis galbūt kartais ir neturi tų finansų. Tai tame vaikystėje gali formuotis, kad tik tai tokie santykiai gali būti, bet mes kiekvienas turim galimybę pasirinkti tuos santykius, pasirinkti savo gyvenimą, kokią mes norim ir netitikti to modelio, kad jeigu tėvai gyveno, aš taip pat turiu gyventi. Tai kai mes ir praeitoje laidoje kalbėjom, kad mes turim visą teisę rinktis ir patys būti savo gyvenimo kūrėjai. Mes čia labai gražiai, Ernesta, kalbam, ar ne, kad kokie mes turėtume būti, bet man, aišku, viskas remiasi į mūsų savivertę, kiek vėlgi apie tą vertę, ar ne, kiek mes iš tikrųjų savim tikim, kad mes galim, kad mes pajėgus, ar mes turim tą palaikymą šalia, ar ne, ar mes neturim, nes ir mano klientų tarpe yra tokių žmonių, kurie sako, aš visiškai neturiu palaikymo, ir tai mane stabdo, aš noriu daryti tą, bet man taip reikia palaikymą, ar ne, nepavyksta ir noriu, kad mane kažkas palaikytų ir paskatintų, bet to palaikymo nėra, tai aš tiesiog stoviu vietoje ir to nedarau. Tai manau, pirmiausia, ką žmogus turėtų daryti, nuo ko pradėjau ir aš, tikiu, kad ir tu, tai būtent nuo savęs pažinimo, ar ne, ir to savivertės auginimo. Tai nėra lengva, tai nėra patogu, tai yra baisiai nepatogu auginti savo savivertę. Tai vadinasi, kad tu turėsi, sakau turėsi, nes tai yra pradžioje, būtent turėsi išeiti iš komforto zonos ir tai yra labai sunku.
bet po to tu nori jau išeiti iš tos komforto zonos, nes tu matai, kaip tai įtakoja tave, tavo emocinę būseną, kaip tai keičia tavo mąstymą, tavo visus šablonus, kaip keičia tavo aplinką, kokie žmonės netikėtai atsiranda ar ne tavo aplinkoje, kur galvoji, wow, ta prasme ir vienas, ir antras, ir trečias. Tai svarbu yra tą savivertę auginti ir nebijoti. Sakau, tai yra nepatogu, kas žada, kad tai bus labai lengva, tai netikėkite, tikrai tai reikalauja pastangų, bet tai veda link tokio taško, kuriame tu jau pats nori keisti ar ne kažką ir tuos finansinius visus blokus taip pat, nes yra periodai, kuomet reikia vienus klausimus judinti ir ateina periodas, kuomet tau pasidaro aktualūs kiti klausimai, tarkim finansiniai ar ne. Taip, ir tas, manau, dauguma tų žmonių sutiktų, kurie perina visą tą laikotarpį, kad nebūna to pakilimo be nukritimo. Ir tiesiog tas gyvenimas eina tom bangom. Ateina tas ramybės periodas ir kartais pasiekėme tą tokią bangos viršūnę, kad gyventi senam modelį jau nebesugebam, nebemokam, nebenorim, o naujame dar nemokam to daryti. Ir vyksta tas lūžis. O tas lūžis yra kita tokia banga, kai krenta. Ir tada ateina tas ramybės periodas, kai mes galim integruoti naujus veiksmus, naujus įsitikinimus, bet pradžiai vis tiek turi kažkas pasišalinti, kad ateitų kažkas naujo. Ir tikėdami viena tiesa, mes neleidžiame įeiti kitai tiesai. Tai apie tų įsitikinimų keitimo svarbą, tai yra, manau, dėl to tikrai verta diskutuoti. Taip. Ir dar, manau, būna dar kitas toks periodas, tarp dviejų periodų, toks viduriukas, kuriame būna labai daug chaoso, kuriame tie įsitikinimai, kad aš turiu likti ten, kur buvau, ten yra saugu, ramu, žinoma, ir aš noriu eiti ten, ar ne, kur galiu rinktis, tarkim, kokie bus mano finansai, kokie bus mano vertybės, kokia bus mano karjera, kur galiu rinktis. Ir yra tas vidurys, kai žmogus pradeda save analizuoti, ar ne, dėliotis tos taškus ant į, ir tada tie du pasauliai susipina, ar ne, kaip tu sakai, yra vienas, ne, ir yra kitas, bet yra tas viduriukas, kuriame vyksta chaosas ir žmonės kartais pasirenka grįžti atgal, nes čia yra per sunku. Tai šitam chaose, šitam periode labai svarbu turėti šalia save žmogų, kuris palaikytų, ar ne, ir vestų link kažko, o ne atgal. Tai tas chaosas yra tikrai nelengva emociškai būsena, kai tu nieko nebesupranti, nieko nebežinai, bet jeigu tiki, kad tau pavyks tą chaosą sutvarkyti, tai tiesiog vieną dieną atrodo visas tas chaosas iš galvos, čik gražiai lentynėlė susideda ir tu, va čia taip, ar ne? Kaip gerai, kad nepalūžau ir kaip gerai, kad ėjau link kažko. Tai svarbu ir šitą turėti omeny ir jaustis drąsiai tam periodui atėjus. Aš tam irgi labai norėčiau pritarti dėl to žmogaus palaikymo, kad tame periode, kai vyksta tas chaosas ir atrodo, kad net nebežinai, kaip gyventi, atrodo viskas griūna, ką buvai pastatęs, tai šalia žmogus, kuris palaiko, kuris gali suprasti, kuriam gali išsipasakoti, tai duoda didelę vertę. Nes vienam vis tiek iš tikrųjų tas įmanoma, bet tai yra daug sunkesnis kelias. Ir viską susidėliojus galima pereiti tą tokį kaip ir procesą, kaip ir ciklą. Nes vėlgi tas pats įsitikinimas, jisai savotiškai eina tuo ciklu. Ir tam tikri etapai vienas po kito, jie juda paskui vieną kitą. Tai žinau, kad tu turėjai ir istoriją, ką galėtum papasakoti būtent apie tą ciklą. Taip, tai pats ciklas, ar ne, kaip formuojasi tas įsitikinimas, mes kadangi šiandien kalbam apie finansinius įsitikinimus, tai pavyzdį teiksim būtent per šią prizmę, bet galima taikyti ir per kitus įsitikinimus, ar ne? Tai tas pirmasis dalykas, nuo ko užsikabina tas įsitikinimas, kad mes pradedam tuo šventai tikėti, tai yra ta mintis idėja, kuom tikėsim, ar ne? Ir jisai būna susijęs su tuo emociniu tokiu išgyvenimu, nes emocijos mūsų labai stipriai įsisėda į mūsų kūną, į mūsų ląsteles, ar ne, to emocinio išgyvenimo ir to elgesio kartojimas
Ir jeigu ta emocija dar yra negatyvi, tai vat ir natūraliai formuojasi tas blokuojantis įsitikinimas. Tai toks pavyzdys. Vaikas parduotuvėje, įsivaizduokit, pamatė norimą daiktą, saldumyną ar kažką kitko, kas patraukė jo dėmesį. Kadangi jis pats asmeniškai dar pinigų neturi, vaikas paprašo savo mamos arba tėčio tai nupirkti. Tačiau tėvai jam atsako, kad tokiems dalykams pinigų nėra ir taip mums maistui užtenka, ar ne? Ir situacija tokia atsikartoja kelis kartus, vienoj, kitoj, sekančiai parduotuviai. Ir vaikas dėl to patiria tokį vidinį konfliktą, ar ne, negalėjimą patenkinti savo poreikių ir pasąmoningai priima sprendimą, kad mano poreikiams pinigų neužtenka, jų užtenka tik fiziologiniam išgyvenimui. Ir tai nuskambėjo toks įsitikinimas, ar ne, kuris jį lydės galbūt visą gyvenimą. Ir tas pats ta mintis, įsitikinimas, jisai kelia, net vaikam iš tikrųjų kartais net mes patys net nesuprantam, kaip jie gali pamatyti tą įsitikinimą. Atrodo, kartais ateina momentas, kad viskas vyksta gerai, bet vaikui susiformuoja ta tokia mintis, kad galbūt yra tame kažkas ne taip, kaip jis norėtų, kad būtų, ir jam jau formuojasi ta mintis, kad kažkas yra kitaip ir turėtų būti vėl kitaip. Tas įsitikinimas gali būti labai vaikystėje, labai lengvai, labai greit susiformuoja, nes vaikas priima viską 100% tiesą. Taip, ir šitoj vietoj, tarkim, parduotuvėje, ar ne, kaip galėtų skambėti, tarkim, tėvų žodžiai, kur galbūt iš tikrųjų nėra tų finansų, ar ne, pirkti ten mašinos ar kažkokio ten daikto, kurį vaikas nori, nes priklausys, tie pinigai turi kaip ir savo paskirtį jų šeimoje, tai yra maistas, ar ne, tarkim. Ir kaip galėtų nuskambėti tėvų žodžiai vaikui, tam, kad nesusiformuotų tas ribojantis įsitikinimas, ar ne, kad mano poreikiams pinigų nėra, yra tik fiziologiniam išgyvenimui. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, kad vaikas sako, noriu, tarkim, šio daikto, ar ne, tėvai sako, gerai, kad nori. Ar galim nusipirkti? Galim nusipirkti. Tai perkam? Ne. O dėl ko taigi galim? Galim, bet mes galim rinktis, ar perkam ar ne. Ir realiai, tarkim, toks pavyzdys bendravimo parodo, kad tėvai kaip ir neperduoda vaikui žinutės, jog jo poreikiams pinigų nėra. Perduoda kitą žinutę, kad mes galim norėti, viskas tvarkoja ar ne, tu gali norėti, tu turi pilną teisę norėti, tačiau tu gali ir pasirinkti. Ir aš galiu pasirinkti kaip tėvas ar ne, arba mama, ar mes pirksim ar ne. Aš galbūt mano motyvacija vidinė pasirinkti nepirkti, nes nėra finansų, bet aš to neištransliuoju vaikui, nes jam šio įsitikinimo gyvenime, manau, kad nereikia, ar ne. Tai tiesiog tame reikia sąmoningumo ir galime šios dalykus apžaisti. Aišku, reikia pastebėti tada būnant tėčiu arba mama savyje tuos įsitikinimus, ar ne, kaip aš kalbu, kokiais žodžiais kalbu ir ką perdodu. Tai čia sąmoningumo reikia, bet auginant vaikus, manau, tas sąmoningumas, jisai didėja ir norisi save pažinti tam, kad geriau pažinti ir padėti tam vaikui augti. Tai galima ir kitaip ištransliuoti, ar ne? Aš pati tokį kaip ir pavyzdį turiu, tai gal kai vaikas nori ant to žaisliuko parduotuvėje, galima jam tokią duoti kaip ir užduoti, kad kaip galėtų jisai tą žaislą savotiškai nusipelnyti jo, ne? Gal kažkokį taip atlikti veiksmą, galbūt sutarti su kažkuom, tai duoti jam tokio kaip ir pasirinkimą, kad yra tam tikra kaina, ką tu turi už tai padaryti. Galbūt irgi tas formuoja tam tikrą darboholizmą, kad tu ten turi dirbti ir siekti, bet vėlgi už tai, kad tik tai noriu, tai nėra tas variantas, kai tu gali viską turėti, turi ir kažką dėl to padaryti, kad gautum tai, ko tu nori, nes manau ir gyvenime tas, kad nori, tiki kažkuom, tu padarai tuos veiksmus, kurie tau leidžia tai gauti, ko tu iš tikrųjų nori. Nes jeigu tu to nori, tu dėl to ir stengsis padarysi tai. Taip, ir va čia matai, kiek daug aspektų galima, ar ne?
toj parduotuviai, kur labai dažnai su vaikais būna įvairių scenų. Tai galima apžaisti, svarbu bendrauti, komunikuoti ir sąmoningai žiūrėti, ką komunikuoja vaikui, ar ne, vat, ką nori perduoti. Taip, galima ir tiesiog leisti pasirinkti, galima numatyti planą, ar ne, tokį, kaip galėtum tai pasiekti ir tokiu būdu neperdodant nereikalingo įsitikinimo vaikui, kuris jį ateityje gali riboti. Ir tada kalbant jau tarkim apie patį ciklą, ar ne, va, ta mintis, idėja, nuo kurios užsikabina įsitikinimas, ar ne, va, tarkim, ta situacija parduotuviai, vėl grįžkim prie to, ką tėvai pasakė, ar ne, kad mes neturim tavo šitiem daiktam pinigų, turim tik tai fiziologijai, maistui, tik tai fiziologiniam poreikiai. Ir tuomet vaikas, aišku, čia reikia kelių situacijų, tuomet vaikas pradeda labai koncentruoti dėmesį būtent į tuos dalykus, ko jis negali, ar ne, nukreipia savo tą fokusą. Ir įsivaizduokim, kad šis berniukas užauga ir jo augime vis pasikartoja tos situacijos, kurios patvirtina jo tą priimtą sprendimą, įsitikinimą, kad mano poreikiams pinigų neužtenka, užtenka tik fiziologiniam išgyvenimui. Ir jis užauga, pasiekia savo karjeros tikslus, uždirba, tarkime, nemažai pinigų, ar ne, ir galėtų savo daug ką leisti, tačiau jis savo aplinkoje pastebi tik tuos dalykus, kurių įpirkti negali. Arba jie yra neverti būti nupirkti, ar ne? Nes tai ne pirmo būtinumo prekė. Galbūt jis ir nori, ar ne, to daikto, bet tai nėra pirmo būtinumo. Nors jis savo jau gali leisti ir jam jau nereikia prašyti tėvų, ar ne, jis turi savo sąskaitą tą reikiamą sumą. Tačiau tas pasąmoninis įsitikinimas neleidžia logiškai mąstyti tą akimirką, ar ne, kur ten, tarkim, antra pusė gali sakyti, nelogiškai tu elgiesi. Taigi mes turim tų pinigų ir galim sau leisti nusipirkti, ar ne, bet viduj sėdintis tas įsitikinimas iš anksčiau padaryto sprendimo, to laikotarpio, jis yra aktyvus kaip ugnikalnis, ar ne, ir vis apie save primena, kad tai nėra pirmo būtinumo, ar ne, ir tokių istorijų mes iš tikrųjų girdim aplinkoje, kur žmonės yra pakankamai pasiturintis, bet, tarkim, daug ko savo neleidžia, ar ne, nes, kam tos pinigus mėtyti, ar ne, tai matomai irgi kažkoks įsitikinimas iš vaikystės ten sėdi. Taip, aš gal papildyčiau tavo istoriją, gal tokia biški metaforiškai, tai mūsų atėjus ta pati pirma mintis apie tarkim, automobilį, noriu nusipirkti automobilį tam tikros markės. Ir tas fokusas yra leidžia mums tada tą automobilį pamatyti mieste beveik kas antrą kartą. Tai tas irgi fokusas, kaip ir mini, kad girdėjo vaikystėje tą, kad mes neturim finansų tam maistui, užaugęs jis tai tą ir mato, kad tam tikrų dalykų neleidžia ir mato tik tai tuos dalykus, kurių neleidžia, negali savo leisti. Ir tą fokusą patvirtina, tą mintį vis tvirtina su tais aspektais, kuriuos pastebi savo gyvenime, kad vyksta. Ir kiekvienam įsitikinime taip pat. Turim įsitikinimą ir mes visur tą matom. Ar kažkur neverti, ar kažkaip su mumis netaip elgiasi. Jeigu tikime, kad visi vyrai yra neištikimi, tai mes ir turėsim visus neištikimus vyrus. Jeigu plačiau tą visą nagrinėtą ciklo dalį. Taip, nes tas ciklas yra ne tik apie finansus, bet jis tinka bet kokiam įsitikinimui, kuris riboja. Taip ir natūralu tuomet, kad mes turim tą mintį, ar ne, nuo kurios užsikabino įsitikinimas, tuomet mes turim tą fokusą, kur tą dėmesį kreipiam, ar ne, nes mums taip sakė tėvai, tai mes dabar visur tą ir matom ir vis savo patvirtinam, ar ne, nors situacija jau yra visiškai kitokia ir jau visiškai kitaip būtų galima veikti, bet mes vis tiek matome tik tai tuos dalykus ir natūraliai mūsų kūnas reaguoja, jeigu mes, pavyzdžiui, norim priešintis, ar ne, kaip sakau, nelogiška, tai įsivaizduokim, sekant tą mūsų tokią pasaką metaforinę, įsivaizduokim, kad vis dėlto tas suaugęs vaikas, tas žmogus, perlipa per savo tą pasąmoninį įsitikinimą ir leidžia savo nusipirkti tai, kas nėra pirmo būtinumo prekė. Jis gali pajausti stiprų fiziologinį pasipriešinimą,
ne? Nes tas įsitikinimas sėdi ir tu ne pagal jį veiki. Ir prieš perkant gali kilti didelės abejonės. Kas išauks, jeigu tai fiziologiškai, tai didesnį širdies plakimą, dažnesnį, gali pradėti žmogus tiesiog intensyviau prakaituoti arba kvėpuoti. Taip, bet norisi nusipirkti, bet toks, kur net prakaitas išpila, ar ne? Ir mūsų pasąmonė žino, kad jei nepirksiu prekių, kurios nėra pirmo būtinumo mano fiziologiniam išgyvenimui, būsiu saugus ir gyvas. Tačiau, jei tai padarysiu, mano galimybės išgyventi sumažėja. Juokingai skamba, ar ne? Bet taip veikia tiesiog mūsų protas, kad ir tos logikos nėra. Ir mūsų vidus, mūsų tas įsitikinimas daug kartų pasitvirtinęs mums leidžia neveikti, save stabdyti, ar ne, nes tie žmonės, kurie vaikystėje buvo atsakingi už mūsų gyvybės palaikymą, man taip sakė. O jie juk žino, ar ne, juk jie išlaikė mane gyvą, vadinasi, jie teisingai elgėsi, ar ne. Ir jie teisingai sakė, kad tu turi turėti pinigų tik tai fiziologiniam poreikiam patenkinti. Taip, ir tas būna, gal įtakoja autoritetai vaikystėje, netgi gali būti ar močiutės, gali būti autoritetai. Ir pasakę savo nuomonę, mes įtikėję ir gyvenam tuom ir mūsų kūnas reaguoja visą šitą, nes jeigu jaučiamės, aš gal irgi platesnę tą vis tiek man norisi paaiškinti, kad jeigu tu jauties nevertingas, tavo net realiai susikuprinimas ateina, jautiesi visada nuleidęs galvą, įeini į kambarį, jau tavo kūnas netgi tai sureaguoja. Jeigu kalbant apie finansus, ateina proga tau uždirbti didesnę sumą pinigų ir tu susergi staiga. Būtent tą akimirką, kai tau reikia ten pasirodyti. Arba kai kažkokie dalykai ir tom pačiom ligom tu irgi išleidi tuos finansus, kad tavyje jau aplink tave nebūtų tų finansų, nes vėlgi ir tuos fiziologinius poreikius patenkini, nesgi pirmiausia tai sveikata, tas būtinumas, bet net ir ne visada rūpinisi tą sveikatą, kad galėtum jai daugiau išleistų finansų, nes kitaip galbūt kažkokia įsitikinimas yra tame susiformavęs. Ir tas kūnas, jisai gali mums tai duoti per įvairiausius tos pojūčius, netgi tos pačios ligos, tai gali būti irgi dėl tam tikrų įsitikinimų atsiradusios. Taip, ir mūsų kūnas apskritai yra toks protingas sutvėrimas, organizmas, kad jis viską mums parodo, ar ne, tik tai klausimas, ar tu kaip tai tą parodymą, ar ne, tą žinutę suprasi, ar ne. Ir mūsų tą įsitikinimų tokį ciklą, ciklas sukasi ratu ir kiekvieną kartą pasitvirtina, ne, ir vienoje situacijoje kūnas sureaguoja, ir kitoje situacijoje, ir toks labai didelis diskomfortas būna, ar ne. Ir toks labai daug energijos iš savęs reikia atiduoti, kad tu galėtum nusipirkti tą daiktą, kurio nori tiesiog, ar ne? Ne maistą, bet tiesiog noriu aš to daikto. Mano pačios asmeninė patirtis, dabar taip ekspromtu sugalvojau, tai pasidalinsiu, kadangi aš ir pati labai daug finansinių blokų turėjau, tai pas mane buvo tokia mintis, kad pirkti, tarkim, rūbus, naujų rūbų parduotuvėje yra ne man. Finansiškai tai yra ne man, kad aš eisiu geriau į tas parduotuvės, kur iš antrųjų rankų atkeliauja rūbai ar ne, ir pirksiu ten. Ir būdavo, kad aš apsirengiu, pavyzdžiui, ten batai euras, kelnės euras, bliuskutė euras ir aš einu ir sakau, aš už 3 eurus apsirengusi. Ir aš labai tuom didžiuodavausi, ar ne, kad aš taip sugebu. Nors dabar žiūrint iš šio taško, aš suprantu, kad aš nesijausdavau gerai, nes aš negalėdavau pasirinkti, tarkim, to rūbo galbūt dydžio, ar ne, galbūt pasiimdavau didesnį, ar ne, nes ten negali pasirinkti ten kokio dydžio, nes tiesiog yra vienas daiktas. Ir galbūt jis man buvo per didelis, galbūt kažkas per mažas kažkur truputėlį spaudžia ir aš nesijausdavau gerai. Bet save buvau įtikinusi, kad mano finansai man leidžia tik tai čia prekintis. Ir aš, kai pradėjau tuos finansinius blokus judinti, labai daug sąsajų radau su vaikystė, kuomet tais laikais buvo natūralu pirkti, ar ne, rūbus iš ten.
ir daug tokių atsikartojančių situacijų, būtent patvirtinančių, kad mano kaip ir galimybė tik tai ten tos rūbus įsigyti. Ir aš pastebėjau, kad tai atsikartojo ir mano dabartiniam laikotarpyje taip labai labai subtiliai, taip palaikančiai, bet tuo pačiu viduje man neleidžia jaustis taip, kaip aš iš tikrųjų norėčiau. Ir kai tą supratau, tiesiog savo pasakiau, okei, tai aš dabar savo leidžiu, nes aš esu verta nueiti ir nusipirkti tokios suknelės, ar ne, kuri man atrodys taip ir jausios taip, kaip aš noriu, ar ne. Ir aš kai tą padariau, tai man iš tikrųjų prakaitas pylė, nes aš galvoju, o dievai, aš dabar išleisiu tokią sumą, nors ten irgi nebuvo didelė suma, ten gal, nežinau, 20 eurų, bet man tiesiog kūnas labai stipriai reiškia, kad ką tu darai, taigi čia yra nesaugu, tu dabar išleisi tas pinigus. Ir toks vidinis labai fiziologiškai pojūtis stiprus buvo, bet kadangi aš sąmoningai tą dariau, tai tiesiog teko jam pasiduoti. Ir dabar, pavyzdžiui, aš kai tai jaučiuosi vertinga nusipirkti tai, ko aš noriu. Ir negalvoju apie tai, kad išleisiu. Ir natūralu, kai tu saugai tą pinigą, ar ne, tai jis vis tiek kažkur kitur pro kitą tarpelį išsilys, ar ne. Kitoj situacijai tau reikės tos sumos ir tu tiesiog jos vis tiek tos sumos neturėsi. Tai nei jausiesi su to rūbu patogiai, nei tu turėsi tų pinigų, ar ne. Tai labai verta save stebėti, kaip kūnas reaguoja tam tikrose situacijose, kai norisi, bet viduje pasipriešinimas, ar ne. Aš manyčiau, dar irgi tas labai svarbu, kad kai jau leidi savo pabandyti įsigyti, perini tuos visus procesus, kaip kūnas reaguoja, kaip ne, tai gavus tą rezultatą, nusipirkus tą dalyką, svarbu nepamiršti pasidžiaugti tuo. Nes ką aš būna irgi darau, tai aš nusipirku savo gėlių. Ir aš taip jomis džiaugiuosi, taip man jos faina, nes iš tikrųjų tai aš pati savo nusipirku, pati savo padovanoju, tai yra vienas iš tų tokių būdų save ir palepinti, nes man patinka tos gėlės. Ir ką esu irgi girdėjusi, kad kai mes džiaugiamės, kai mes ant savęs išleidžiam pinigus, tam tikrą sumą, ir mes tom labai džiaugiamės, mėgojamės, tai automatiškai mūsų ta aplinka, visata mums siunčia dar daugiau tų finansų. Nes mato, kaip tu fainai džiaugiesi, tiek tu skleidi tos teigiamos energijos, tai kodėl neduoti jos daugiau ir toliau, kad džiugintum tą pasaulį. Tai toks irgi kaip gali būti toks energetiškas, mistinis, savotiškas dalykas, kad net ir gali gyvenimas ir visata palaikyti tavo tą džiaugsmą, kad tu dar labiau spindytum tą ir džiugintum pasaulį. Nes kai aš ėjau irgi į tų brangakmenių parduotuvę ir tas irgi kūno pasipriešinimas ir pas mane buvo didžiulis. Aš ėjau ir ten galvojau, kad aš noriu ten prie tų durų, nes man taip širdis pradėjo daužytis, bet perlipus tą momentą keičiasi daug dalykų. Tai aš kaip suprantu iš tavo istorijos, Dovilė, tai tas pats ir tavo, net tą padarius žingsnį, kiti kartai jau tokie nebėra sunkus, kaip tas pats pirmasis. Ar gerai suprantu? Taip, pirmasis tai ten labai yra, visai buvę yra, kur ir pasimatuoja, ir pasidžiaugi, ir pakabinė atgal, visai yra buvę, bet sąmoningumai tą įdėjus, tuomet galima per save perlipti. Aišku, iš to, ką tu pasakei, labai svarbu, kaip sakom, visata padės, ar ne, ir tie finansai ateis, labai svarbu nesėdėti ant tos fainos, minkštos sofos, ar ne, o veikti, nes finansai vis tiek jie dažnai ateina, kai tu kažką veiki, ar ne? Jeigu veiki tai, ką myli, jie ateina kitokios energetikos, negu kai darai tai, ką nemyli. Tai čia jau gal mūsų svečias papasakos šio klausimu daugiau, ar ne? Ir mes tada, kad jūs, nes yra žmonės vizualai, kurie mėgsta pamatyti, ar ne, vaizdus, ir yra audialai, kurie girdi, tai ką mes šnekam, tai norėtume parodyti tą ciklą, kur pasakojam, ar ne, kaip tas formuojasi įsitikinimas jums ekrane, kad taip vizualiai pamatytumėt, kaip tai atrodo. Norėčiau tada, jeigu leisi, ką norėčiau pereiti, tai prie pratimo, kurį būtų galima užduoti ir žiūrovams, kad jie galėtų patys patirti ir atrasti savo įsitikinimą, kuris ribojantis. Pradžioje norėtumėm paprašyti, kad
kiekvienas iš jūsų užsirašytų savo ribojantį įsitikinimą. Patyrinėtumėt, kur apribojat save, tiek finansinėse pusėse, tiek kitose. Kartais įsitikinimas gali ateiti su žodeliais privalau, turiu. Ypatingai tas privalau ir reikia, turiu, tai jau rodo labai to tokį ribojimą, kad save spaudžiam kažką daryti. Tai ir šitie žodžiai yra ganėtinai geras rodiklis, kad jau reikia atkreipti tai dėmesį. Ir kaip detektyvas mes galime pažiūrinėti, patyrinėti savo gyvenimą, tą, ką mes kalbam, kokį turim požiūrį į finansus, į santykius, į visas kitas mūsų sferas ir atrasti tuos sakinius, tuos žodelius, kurie mus labiausiai riboja. Taip, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, įsitikinimas, kad jei turėsiu daug pinigų, tapsiu didinga ir valdinga, ar ne, o tai sukels puikybę. O aš išpuikus būti nenoriu, todėl pasąmoningai blokuoju finansinę gausą, ar ne? Čia toks jau suformuluotas su coachingo specialistu būtų įsitikinimas, bet jūsų gali skambėti ir paprasčiau, ar ne, kas jūs stabdo, tarkim, nuo finansinės gausos. Ne, kokie įsitikinimai skamba jūsų galvoje. Galbūt aš turiu daug dirbti, ar ne? Aš turiu taupyti, įsitikinimas, ar ne? Būtent jeigu iš tos finansinės pusės žiūrint, kas su finansais, ką aš turiu, ką aš privalau, o galbūt neįmanoma kažkas, ar ne? Man neįmanoma uždirbti ten, tarkim, 1000 eurų ar 2000, ar ne? Kas man yra neįmanoma. Kaip skambėtų tas įsitikinimas. Jį užsirašykite savo patogioj vietoj ir mes toliau su tuo jūsų įsitikinimu galėsim truputėlį pradirbti ir padaryti tokią mini praktiką. Taip. Ir vėlgi tas negi, kas iš pačios galima dar, ką pridurčiau prie šito pirmo dalyko, kad tas tam tikras žodis jau viduje neskamba labai maloniai. Jau viduje kyla kažkokie tai pasipriešinimai, kyla kažkoks gal liūdesys, galbūt pyktis. Jau tai rodo, kad tas sakinys veikia net ir mūsų kūną. Kaip mes kalbėjom tame cikle, kad mūsų įsitikinimas veikia ir mūsų kūną. Tai vėlgi tas žodis, kad privalau taupyti, kaip pavyzdys, tai gali būti jau viduje kažkaip apsunkęs jausmas kylantis su tuo pačiu žodžiu ir tą pačią mintimi. Ir kai užsirašome tuos įsitikinimus, juos peržiūrėti, įsisąmoninti, ar tai yra tiesa, ar tik įsitikinimas. Kas tai rodo, kad tai tiesa. Rasti jam galbūt kažkokiu tai pagrindimu, kad galbūt tai, ar tikrai tai yra tiesa, galbūt kažkokių faktų atrasti. Rasti kažkokių momentų, kuriame gal kažkoks buvo priešingas variantas tam įsitikinimui. Ir dažniausiai šitas žingsnis yra pats sunkiausias, nes atrasti tuos dalykus, nes įsitikinimas jis savotiškai yra tam, kad jį pagrįsti ir tai apsunkina mūsų tą tokį matymą. Tai tam reikia skirti dėmesio ir energijos, kad tą padaryti. Taip, ir tą įsitikinimą, kurį jūs parašėte pačioje pradžioje, ar ne, sąmoningai dabar ant lapo tiesiog jį paneikite, ne? Kad tai nėra tiesa, tai yra tik įsitikinimas, ar ne? Tarkim, mano minėtas pavyzdys, kad jei turėsiu daug pinigų ir tapsi didinga, valdinga, tai sukels puikybę, nėra tiesa, o tik įsitikinimas, ar ne? Pasirašyti, kad mūsų akis perduotų smegenims tiesiog informaciją, kad tai nėra tiesa. Tai yra tik įsitikinimas, ar ne? Truputėlį fokusuojam dėmesį būtent į tai, kad tai nėra tiesa. Ne? Mes renkamės, kad tai nėra tiesa, nes man tai sukelia kažkokias negatyves emocijas ir aš nenoriu, kad tai būtų, ar ne? Tai pasirašykite tiesiog tokį savo įsitikinimą ir kad tai nėra tiesa, o tai yra tik įsitikinimas. Taip, kas seka toliau, tai yra tam įsitikinimui, kurį mes parašėm, suformuluoti pozityvų, palaikantį įsitikinimą. Atrasti jame tą kitą pusę, nes vėlgi visur yra tos kelios pusės. Viename yra, kuris mus riboja ir mus, tarkim, kaip privalau taupyti. Yra? Tai teigiamas pozityvus būtų surasti arba tą paneigimą, arba taupimo prasmę. Nes kartais tas įsitikinimas, kad reikia taupyti, dažniausiai minima yra su juodai dienai.
kad va tam blogam scenarijui, nes kodėl dažniausiai būna taupom, bent jau pas mane tai būdavo, tai jau taupyk juodai dienai, bet galima taupyti pozityviam tikslui, galbūt kažkokiem mokslam, kelioniai, tai jau kelia pozityvų taupimo tikslą. Tai tas irgi taip pat duoda tam, nes tu žinai, kodėl ko taupai, galvoji, wow, kaip bus faina, kai aš turėsiu pinigų savo išsvajotai kelioniai. Taip, tai koks tas palaikantis įsitikinimas būtų jūsų, ar ne? Kaip jisai galėtų skambėti? Ir vat, iš šį įsitikinimą palaikantį ir reikėtų, būtų sveikintina, jeigu kreiptumėt daugiausiai dėmesį, ar ne? Ir tavo pavyzdys labai gražiai parodo, kad vat, tas reikia taupyti, kitame kontekste jis kitą emociją įgauna, ar ne? Ir tu apie tas atostogas svajoji, kaip ten bus gerai. Ir tau santaupą atsidėti yra visiškai nesudėtinga, ar ne, ir galbūt atsisakyti kažko nusipirkti tam, kad patirtą emociją ateityje, ar ne, susitaupis visai irgi jau nėra tos tokios prievalės didelės, ar ne, tai darai su noru. Tai kaip galėtų skambėti tas ribojantis įsitikinimas pakeistas į palaikantį jūsų įsitikinimą, ar ne, kuris yra pozityvus, ar ne, ir kelia visai kitą emociją. Šis žingsnis yra toks smagus, nes galima pamatyti, kaip gali būti kitaip, ar ne, ko mes iš tikrųjų norėtume. Ir mus tiesiog tai skatintų keliauti į priekį. Žinoma, ir kitas pats, manau, svarbiausias dalykas tai yra vat, ir elgtis tam naujam modelyje, kurį suformuluosim tam trečiam žingsnį, tą naują įsitikinimą. Tai reikia vat, į to poelgius keisti. Tai vat, tas, kad formuotųsi naujas, prisimenant tą mūsų ciklą, mintis atėjusi, jam reikia ir to fokuso, jam reikia ir to kūno pojūčių, ir kad ateitų tas rezultatas į užtvirtinantis dalykas yra, kad būtų. Nes vėlgi, jeigu mes ant lapo pasirašom, bet gyvenam senų modelių, tai niekas labai ir nesikeistų. Mes vis tiek ateina ta, kad reikia tos ir valios, reikia ir pastangų, kad pakeistume įprotį. Būna, kad tikrai teko girdėti, kad įpročiai formuojasi per 21 dieną, dabar esu girdėjusi, kad biškutį reikia ir daugiau to laiko, šiek tiek, bet viskas įmanoma, nes mūsų tos smegenys yra ir plastiškos, jos gali keistis priklausomai nuo mūsų elgesio, nuo mūsų norų ir mūsų tikslų. Taip, ir tas naujas įsitikinimo toks integravimas į savo kasdienybę pareikalaus tikrai nemažai pastangų, nes kaip ir kalbėjau prieš tai, kad tai pasiekti reikia išeiti iš savo komforto zonos, ar ne? Ir pavyzdžiui, jeigu man vadovas nepakelia atlyginimo ir pas mane sėdėjo įsitikinimas, kad matyt, aš nesu to verta, ar ne? Nes nuo vadovo priklauso, kiek aš gausiu, koks bus mano atlyginimas. Nes taip mane įtikina, ar ne, ten tarkim, mano tėvam mokėjo tiek, kiek mokėjo, jeigu nemokėjo, tai jie nesipriešina, tiesiog priėmė taip kaip faktą. Ir kai aš priimu įsitikinimą, kad šis mano tikėjimas, kad tik nuo vadovo priklauso mano atlyginimas, man yra neteisingas, ar ne, aš jį noriu keisti, ir aš tau sakau, o dabar nuo manęs priklausys, koks bus mano atlyginimas, ar ne, tai nepatogu, bet pakeliu aš savo užpakaliuką nuo kėdės ir pati žygiuoju pas tą vadovą ir sakau, dirbu tiek ir tiek metų, tiek esu nuveikusi, dabar norėčiau didesnio atlyginimus, nes jaučiu, kad esu to verta, ar ne, ir mano įdėtos pastangos yra to vertas. Ir aš pati padarau tą žingsnį, labai nepatogu ir kūnas priešinsis, nes tai yra nauja, tai yra nepatirta, ar ne. Ir kai pavyksta vadovas, kad ten ir labai nedaug pakelia, bet tau pavyko, tai tu gauni tą patirtį, ar ne, keiti mąstymo šabloną, tavo kūnas jau kitaip reaguoja ir išėjęs iš to kabineto, džiaugsmas apima, ne, euforija, kad tau pavyko, savim didžiuojas ir visai kitas ciklas gaunasi, ar ne, to įsitikinimo naujo formavimas. Ir tai atkartojus dar keliose situacijas, jau tu natūraliai pradedi tikėti, kad tu esi verta tam tikrų dalykų ir darai žingsnius, kad tą pasiekti. Tai svarbu išeiti šitoj vietoj ir nepasilikti senam įsitikinimui, ar ne, kuris natūraliai dar lys ir norės tau parodyti, kad ne, iš tikrųjų tai nuo vadovo priklauso atlyginimas, ar ne. O tu sakai, ne, iš tikrųjų jau dabar nuo manęs priklauso ir tiesiog su savimi tame dialoge
bendrauti, kalbėti ir tą įsitikinimą palaikantį po truputėlį integruoti sąmoningai į savo kasdienybę, kas nėra patogu, bet yra tikrai labai naudinga. Svarbiausia to neįsigąsti to tokio periodo, to sunkesnio, kad kažkas vyksta galbūt ne taip, gal kažkas ne visada, kartais įsitikinimas, kad viskas turi vykti lengvai ir per tą tokį va čia ir dabar gausiu taip, kaip noriu, kartais pakiša koją ir sudaužo tam tikras iliuzijas, kurios ganėtinai skausmingai dūžta ir nebesinori tęsti. Bet tai yra tam tikra proceso dalis ir kad ir kokie sunkumai beateitų, jie visi praeina. Kaip ir tokia yra istorija, ne kad viskas praeis, tiek geri dalykai praeina, tiek ir blogi dalykai praeina. Čia tam tikras procesas, etapas, kuriame perėjus dedas žingsnius kryptingai, žinant, ko norisi, viskas įmanoma pasiekti. Tiesiog tai reikia tik pastangų. Taip, tai vat tie, kurie kartu daro šį mūsų tokį pratimą, užsirašė savo įsitikinimą, ar ne, jį paneigė, kad tai yra tik įsitikinimas, tai nėra tiesa, tuomet jį performulavo į palaikantį įsitikinimą ir tuomet galite, nežinau, mūsų susistabdyti ar po mūsų laidos skirkite savo šiek tiek laiko ir pasirašykite, ką jūs norėtumėte padaryti, kad tą palaikantį įsitikinimą integruoti, ar ne? Galbūt kažkokius konkrečius žingsnius, galbūt pas tą patį viršininką nueiti, ar ne? Galbūt į tą pačią parduotuvę tos suknelės, kur vis dar ten vaizdinys galvoje naktimis sukasi įsigyti. Tiesiog, ką jūs konkrečiai realių veiksmų padarysite, kad tą įsitikinimą integruoti savo kasdienybę. Tai susirašykite kelis žingsnelius, sau pasakykite, kad tai yra jums naudinga, ar ne, įtikėkite tokiu palaikančiu įsitikinimu ir pirmin, ir darykite, ir stebėkite savo pojūčius, stebėkite prieš, stebėkite per, stebėkite po ir pasirinkite, kas jums yra fainiau, ar jaustis vienaip, ar jaustis kitaip, ar ne, ir su savimi truputėlį tiesiog dirbti reikės, ar ne, tai aš jums linkiu to tokio motivacijos, to lengvumo tą daryti ir žinokit, kad tai atves tikrai tokį gilesnį savęs pažinimą ir tą finansinę gausą pritrauksit, ar ne, nes finansai yra, Ernesta, kas yra finansai? Manau, tam tikra energija, kuri leidžia mūsų gyvenimui vykti ir duoti to spindesio, to džiaugsmo ir judėti prieki, tai yra galimybės. Man apie galimybės. Taip. Tai kokią energiją mes transliuosim, tokią energiją ir pritrauksim, ar ne? Galbūt tai nebus dienų, savaičių ar mėnesio laikotarpyje, nes ta energija kažkur ten toli jau labai nuplaukus, ar ne, už mūsų gal žemės ribų ir ją, kad jinai pas jūs ateitų, gali prireikti laiko, bet svarbu nepaleisti to, tikėti ir rasti tą žmogų, kuris jūs palaikys šioje kelionėje, vieną bent jau žmogų, aš ir savo klientams sakau, bent jau vieną žmogų, kas konkrečiai galėtų tau padėti, ar ne, suraskim tą žmogų. Ne toj situacijai, kai bus sunku, ieškosiu, skambinsiu per visus, gal kas atsilieps ir palaikys, bet konkrečiai, kas galėtų tau padėti tą akimirką, ar ne, kai kažkokios abejonės apims, galbūt mama, tėtis, antra pusė, ar ne, galbūt coacheris, ar ne, psichoterapeutas, psichologas, kažkas iš tų sričių, tiesiog kažkas konkrečiai vienas, kad tą akimirką ir galbūt netgi su tuo žmogum susitarti, kad aš dabar keliauju, tarkim, savo kelionę per finansinius blokus ir gali būti akimirka, kai man bus labai sunku, aš tau paskambinsiu ir aš labai norėčiau išgirsti tokius žodžius. Viską galima sumodeliuoti, ar ne? Aš norėčiau išgirsti tokius žodžius. Tau pavyks, nesustok, dabar tau sunku, bet tai eina link geresnės tavęs versijos. Ir tiesiog, kad žmogus, kaip užrašinė kokia, kur atsiverti, tiesiog audio, tau tai pakartotų, kas tave paskatintų eiti, ar ne? Tai nereikia gal būrio turėti, užtenka vieno, bet žinoti, kas tas žmogus. Ir kad tas žmogus žinotų, kad kai tu paskambinsi, ką tu nori išgirsti, ar ne? Nes gali, jeigu nepraneši, išgirsti visai, aš ten bulvės kutu dabar, žinai, ir neturi čia laiko kalbėti, o tau reikia tiesiog pagalbos, tai susitarti iš anksto, paieškoti. Aš dar ką norėčiau pridėti, tai netgi veiktų tas, kad kai yra tos pozityvios energijos užsimotyvavęs, savo įsirašykit žinutę palaikančią.
kad kai jau bus sunku, kai nuėsis pasiduoti, vat savo tiesiog balso žinutę paklausykit, nes tai taip pat veikia. Kartais reikia tiesiog žodžių net iš savęs pačio. Ir tą aplamai, ką visada norėjau irgi ką pridėti, tai pačio savęs vertinimas atsispindi taip pat ir išorėje. Taip pat ta vidinė vertė, kaip mes irgi laidoje paminėjom, ta savivertė, tai vėlgi ta savivertė yra ir finansinė. Nes jeigu save mes vertinam, turim tą savivertę, tai pasirodo ir finansinių kiekių mūsų gyvenime. Taip, nu, tai yra energija, tikrai. Tai auginkit, mėlieji, savo savivertę, tam esame mes, atviros jums ir ačiū už šią dalį ir dabar mes jums linkime dar keletas minučių iki pusvalandžio, gal daugiau, kas ten žino, kaip čia mum ar net. Mūsų nuostabusis svečias, kiek norės išsiplėsti ir pasidalinti. Tai gero žiūrėjimo mūsų svečio dalies ir tuomet pasimatysime kitoje laidoje. Tai gero žiūrėjimo. Tai štai ir mūsų žadėtasis svečias, nuostabioji kūrėja Jolita. Sveika, Jolita. Labas, Dovilė, labas, Ernesta. Mes tau labai dėkingas, kad tu sutikai pasidalinti savo vidumi, savo istoriją, savo pojūčiais, emocijom ir tikimės, kad savo istoriją įkvėpsi galbūt kitus žmonės, tam esantiems dabar, tam kely, ar ne, tam tikram taške, lengviau priimti kažkokius sprendimus. Tai Jolita, jeigu gali, keletą sakinių apie save, kas tu esi, apie ką tu, kad žinotume, kad žmonės tave pažintų. Supratau. Tai ką, labas, aš Jolita, turbūt visų pirma esu žmogus, gyvenantis kaip ir jūs, kiekvienas šitą įdomų gyvenimą, kuriame yra visko, kiekvieną dieną. Kaip ir kiekvienas, vis tiek kažkokią amplua pasirenkam šitam gyvenime, vienam tarpsnį vienokį, kitam kitokį. Tai šiuo metu aš esu edukacijų vedlė, sakykime, kūrybinių sapnų dirbtuvių vedlė, tam, kad parodyti žmonėms, ypač vaikams, kad galima nusiraminti per kūrybą, nuraminti savo protą, savo vidinį pasaulį. Tai atradau būtent tada, kai pati to ieškojau, kaip birėjau ir nežinojau, ką su savimi daryti. Tai atradus tai ir perėjus kokių 7, beveik 8 metų kelionę, tą kūrybinę, atsiranda savaime noras dalintis tuo. Tai kuriu grožį namams, moterims, vaikams. Ir taip keliauju, aišku, mėgstu domėti savo vidiniu pasauliu, savo protu, kaip ten viskas vyksta. Visos energijos, kaip tu pritrauki žmonės, kodėl vieni žmonės ateina vienu gyvenimo periodu, kodėl kiti žmonės ateina kitų gyvenimo periodu. Labai įdomus tas gyvenimas. Tai mėgstu aš iš visų kampų taip pačiupinėti ir pagvildenti. Aha, ką tau duodavo tas toks pastebėjimas, gvildenimas savęs? Žmonės sako, kad sunku ten save pažinti, daug ten reikalų. Reikalų tikrai daug, nes vieną dieną atrodo, apčiuopiu kažką tokio, kur jau suprantu dalykus apie save, jau atrodo galėčiau ir kai kurių dalykų jau nebedaryti, nes turiu suvokimą, kad kodėl aš ilgiuosi taip, bet vis tiek ateina situacija, ateina emocijos, įsijungia viskas tai, ką tu išmokai kitas netgi. Ir žiūri, aš vėl kartoju tą patį. Tikrai nėra lengva, bet yra įdomu ir verta tą daryti, bet tiesiog pagerinti savo gyvenimo kokybę, aš manau. Jolita, minėjai, kad savo tą tokią kūrybinę kelionę pradėjai prieš 7-8 metus, ar ne? Taip, daug maž. Galėtum papasakot, nuo ko tavo startas prasidėjo? Grynai kūrybinis kelias prasidėjo nuo pirmos sapnų gaudyklės darymo. Tiesiog buvo tokios dienos, kuomet eidavau į darbą, grįždavau iš darbo, beprasmybė visiškai, žiūriu po 3-4 valandas filmus, į lubas, padepresuoju, toks, tiesiog beprasmis gyvenimas, toks, eini į darbą, tik, reikia
susimokėti mokesčius, reikia pavalgyti daugmaž ir, prasmės jokios. Tada aš buvau keletas metų po netekties, kuri turbūt mane taip ir sukrėtė ir turėjau savotiškai kitaip išgyventą šią. Tai pamatytas netyčia YouTube video, kaip daro sapnų gaudyklę, buvo tas kertinis akmuo, kur pajutau pirmą kartą po tiek laiko impulsą, noriu pabandyti, pakartoti, ką ten daro, nors visiškai nieko nesuprantu. Tai susiradau namuose viską, ką turėjau, tai tik tai siūlų ir kartonas, išsikirpau ranką, jokių plunksnų neturėjau, jokių karoliukų, nieko. Ir sėdėjau, analizavau, ką ten daro ir pati bandžiau daryti. Tai dariau ir man tas darbas atrodė wow, toks gražus. Bet kitas niuansas, kurį iš karto aš pastebėjau ryškiausiai, tai buvo tai, kad aš savęs negriaužiau, savęs nekaltinau, mano mintis nurimo, daug visokių tokių dalykų. Ir man būdavo tai, kaip kad nutildi tą protą. Tiesiog, kad nurim ir savęs, nebepresuoti tiesiog. Tai kai pradėjau, taip niekada ir nepabaigiau. Nesustojau. Okay. Dar minėjai, kad samdomam darbe dirbai, ar ne? Kur, kaip sakei, kad nematai prasmės, tiesiog uždirbinėjai pinigus ir tavo tokia netikėtai internete pamatyta sapnų gaudyklių tokia dirbtuvė, ar ne? Šita kūryba, kiek jos kartu tavo gyvenimo etape buvo? Ir kada išsiskyrė, ar ne, kuomet nusprendėjai užsiimti tik sapnų gaudyklių kūrybą? Oi, labai ilgai iš tikrųjų tas kelias buvo, nes taip, jeigu tiksliai nepasakysiu, bet kažkur 4,5 metų buvo tas laikas, kur aš kūriau tik tai savo, kaip hobį, kada sienos buvo jau nukrautos pilnai sapnų gaudyklėm ir kai jau draugams pridalinta per įvairias šventės ir tu supranti, jau sako, kad tau, Jolita, mes jau 3 turim, gal užteks. Arba kai jie ateidavo, sakydavo, mes norim nusipirkti, draugam padovanoti, tai kaip įsivertinti, kažkaip ir tu nesuvoki, kaip tai reikia įvertinti, kaip man tai čia patinka, padarai. Bet po 4 metų atėjo tas etapas, kai aš jau suvokiau, kad aš einu į darbą, uždirbu pinigų, investuoju tarsi į veiklą, visko prisiperku tam savo hobiui ir nieko iš to nedarau ir toks sukasi ratas, priemonių vis reikia, kažką nori pabandyti ir tą, ir aną, ir 3, ir 4 ir žiūri, kad einu darbą, uždirbu pinigus, o viską viskam išdovanoju. Negerai. Bet jau tada atsigavimo momentas buvo ir viską pradėjo rasti mintis, kad aš visai norėčiau taip gyventi kiekvieną dieną. Kurti. Tai kas man malonu. Ir jeigu to reikia žmonėms, kodėl nepabandžius. Tai metai laiko buvo kažkoks toks bandymas suvokti, kaip tą reikia daryti. Mokiausi apie individualią veiklą, mokiausi apie marketingą, mokiausi, kaip reikia socialiniuose tinkluose, kas iš viso ten tie Instagramai, Facebookai. Bet vis tiek dar nebuvo to momento, kur aš jutausi, kad jau dabar galiu. Niekada nebuvo to momento. Įvyko tam tikri gyvenimo įvykiai ir tiesiog nusprendžiau. Buvo taip, kad COVID-as atėjo, buvo darbe spaudimai dėl skiepų, o aš visą laiką noriu atstovėti savo poziciją, jeigu pasakiau ne. Vienintelė išlikau. Mane tenai purtė ir aš tiesiog pasakiau, kad viskas tada gana, aš išeinu ir tiesiog pradedu tau. Buvo baisu, nes tu kišenė 500 litų, paskutinį atlyginimą už nepilną mėnesį. Ir tu supranti, kad, nežinai, kaip bus. Nežinai, kas bus rytoj. Tai einu jau kažkur virš 2 metų, 2,5 metų per šitą kelionę. Ir tu nežinai, ne visada žinai, kas bus rytoj. Bet čia yra gera, gyventi gera dalinti tuo, ką tu atradai. Gyventi džiaugsmas ir tiesiog gyventi kitaip, negu iki tol. Jeigu iki tol atrodydavo visos dienos vienodos, viskas kartojasi tas pats, darbas, miegas, reikalai, tai šiai dienai man gyvenimas yra apie atradimus. Visiškai, kiekviena miela diena apie atradimus, net paprasta diena kažkokia, ar ne, kaip sėdėti namuose ir kurti, galbūt nuvažiuoti kažkokį susitikimą. Ten tiek daug dalykų įvyksta, nes tu
turi jėgų ir energijos tuo pasimėgauti ir tą pastebėti. O kai tu eini ten, kur tu nenori būti iš tikrųjų, nu, tai užsidarai ir tu nieko nepatiri. Net, sakykime, dirbamas kažkas. Jolita, tu paminėjai, kad buvai tavo tokiam sunkiam periode, gal į tą norėčiau truputuką. Kas tau teikia tos stiprybės eiti, žengti toliau tuo žingsniu, tą stiprybę, kas tau tai davė? Turbūt labiausiai pati aš, nes tu supranti, kad lūžti, supranti, kad yra kažkas negerai, nesuvoki iki galo kaip kas, bet tu tiesiog viduj žinai, kad negali pasiduoti. Galbūt netgi momentų buvo gyvenime, kur suvokiau, kad mano mamos įdiegtas irgi tam tikras dalykas, kad negalima pasiduoti gyvenime, kad ir kaip bebūtų, eini į priekį, nes jinai visą laiką tai darė, jis buvo pavyzdys tas toks ir tėtis, ir mama, kad ir kaip sunku gyvenime bebūdavo, jie stojasi, eina ir toks, supranti, kad visko tame gyvenime būna. Kada yra sunku, tie sunkumai irgi praeina. Tai tiesiog skatina save eiti ir kartais aplinkoje atsiranda tam tikri žmonės, kurie truputėlį, kada jau tu esi pasiruošęs, tada tu jau pastebi tuos žmonės, kada tu nepasiruošęs, kada atmeti viską. Tie žmonės gali belstis iki tavęs kiek nori, bet jie negebės padėti, net jeigu tu to nori. O kada tu jau pasiruošęs ir kai supranti, kad gal aš čia jau nebe, šią akimirką gal man reikia tos pagalbos, tu atviras esi, tada įsileidi ir žmonės. Jie gali irgi truputėlį galbūt pakelti tavo tą savivertę tą akimirką, jeigu tu jautiesi sulūžęs. Ir tu susirinki jo, tu pagalvoji, ir tą padariau, ir tiek nuėjau, ir tą išgyvenau. Ir man čia kokia dabar situacija, man čia nieko nereiškia, išgyvensiu. Ja. Sakyk, Jolita, nes tai yra labai stipru, ar ne, pradėti mest samdomą darbą, kur yra tavo finansai, ar ne, kuriuos tu investuoji savo mylimą veiklą ir iš to kaip ir nieko negauni, bet vis tiek toj kelioniai, toj savo veikloje, ar ne, vis tiek kažkokie sunkumai buvo, ar ne, nes mano ir toks noras yra, kad jeigu gali pasidalintum su kokiais realiais sunkumais, didžiausiais teko susidurti, kad ir tai yra įveikiama, ar ne, parodyt, kad ir tai yra įveikiama. Pirmiausias turbūt veikloje buvo tas nuo pat starto, tas suvokimas, nesvarbu, kad ten žinių kažkokiu susikaupai, kaip iš tikrųjų reikia daryti, kaip reikia nusistatyti savo vertę, reiškiasi savo kūrinių vertę visų pirma, nes tu nežinai kaip. Pradedi ten skaičiuoti vienokią taktiką bandai, kitokią, trečiokią, kažkas ten nuo šono tau pasako gal per brangiai, kitas sako per pigų ir tu toks žinai, vaikšti ir nežinai. Buvo ta pradžia tokia, kur atrodo net skirtingam žmogui skirtingas kainas pradėdavau daryti, nes tas tai mano draugas, tai tam pigiau, to nepažįstu, tai tam jau galima daugiau ir po to supranti, jeigu čia draugai pigiau pradės pirkti, tai aš plikarūrą vaikščiosiu. Šitame dalyke buvo labai didžiausias iššūkis turbūt ir tą paskleisti apie save žinią. Paskleisti apie save žinią, ką tu veiki, ką tu kuri. Ir turbūt dar pradžioj buvo sunku dienos ritmas. Nes būdavo taip, kad ta pati dienotvarkė, sakykime, būdavo taip, kad ir naktį nori kurti, ir tu kuri, ir po to dieną pamiegi, toks nusiblaškė. Tai irgi reikėjo išmokti valdyti savo laiką, nes kai tu eini į samdomą darbą, tai yra tam tikros darbo valandos, kurias tu turi padaryti, viskas. O žiūrėk, mes kaip tik su Ernesta laidoj kalbėjom apie tą savivertę, ar ne, ir apie ten tokią istoriją, kurią tu irgi išgirsi peržiūrėjusi jau mūsų išleistą laidą. Būtent apie tą vertę ir ką tu kalbi, kad buvo sunkiausia nusistatyti savo kūrybos kūrinio vertę, ar ne? Kaip tu supratai, kad tavo kūrinys yra vertas būtent tiek, kiek yra vertas? Pradžioje turbūt visada būdavo abejonė. Ar aš čia ne per daug paėmiau, ar aš čia ne per mažai paėmiau.
Ir po to, kai tu skaičiuoji ir tu supranti, jo, vis dėlto per mažai paėmiau. Pradžiai tai visiškai tai būdavo, nes tu supranti, kad aha, pardavai, nusipirkai priemonių ir kažkaip viskas sukasi ir viskas ant nulio. Ten pirmieji metai tai iš viso tokie būdavo, ten vienas mėnuo geras, kokie 2-3 labai prastokiai. Bet tu nepasiduodi, tu eini, vis tiek stengiasi. Ir kažkaip tas, nežinau, tas vidinis kažkoks tikėjimas, nu aš noriu, man taip gera tai daryti, aš noriu, kažkaip bus. Tai po truputėlį tiesiog kūrinių kokybė irgi gerėjo, gerėjant kokybei, atsirandant tam tikroms patirtims, daugėjant pardavimams. Ta vertė po truputėlį savaime auga, iš tikrųjų. Dar saviugda dasidėjo. Kokias stovyklas ir panašiai, ten irgi paliečiam tas savivertės visokias temas. Knygos, nes mane turbūt jokių knygų apart saviugdos ir nėra. Aišku, ne visada jas atsiverčiau paskaityti, bet šiai dienai turbūt, kai jau yra 2 metų veiklai, kai aš matau, kaip aš pradėjau nuo pradžio ir kur aš esu dabar, ir edukacijos tame tarpe atsirado, tai ta savivertė yra visiškai kitokia, visiškai augus, atrodo, prieš 2,5 metų visai kita ten mergina buvo, net ne aš. Nes toks, koks yra dabar mano matymas ir suvokimas, ten jo nebuvo. Jis buvo kitoks, ar ne, pagal tavo tą suvokimą lygį. O man dar smalsu yra, ar tavo kūrinių kaina keičiasi su tavo vidinių kažkokiu išgyvenimu dabar. Nu, tarkim, kažkokia emocija yra negatyvi ir tu savo kūrinius pradedi nuvertinti, galbūt naujai kurtus, ar ne, ar yra sąsajos tavo vidaus ir tavo išorės kūrinių. Kažkuriuo momentu galbūt būdavo, šiai dienai turbūt, kad taip nebėra, nes aš esu tam tikras sistemas jau pati savo prisitaikyti. Kad nenutiktų, netgi jeigu man bus labai sunki kažkokia diena, kad tai nenutiktų ir kad aš netyčia iš savo senų įpročių nenusivertinčiau save. Kitas iki būna netgi taip, jeigu aš pagaunu mintį, gal per brangiai, tai dar 5 eurus uždeda. Čia sistemos dalis yra? Geras. Tikrai, kada kirba toks dalykas, kažkokia abejonė, pagalvoju, kodėl turėtų tai būti per brangu. Tai yra tavo laikas, tavo žinios, tavo patirtis, viskas, taigi tai yra ir sudėta. Tai būna kartais net 5 eurus užmetu, dar ypač tada, kada abejoju. Nepasiseka klientam ar net tą momentą. Na, bet jeigu žmogus nori, iš tikrųjų, tai jam ar 5 eurais mokėti daugiau ar mažiau neturėtų būti jokio skirtumo. Nes jeigu žmogus nenori, jis ir nemokamai neims. Iš esmės, jeigu jam nereikia ir jisai nemato tame vertės. Tai, mano vidiniam augimui tai padeda. Kitiem biškį per kišenį, bet nežinau. Aš norėjau, Jolita, tavęs paklausti, vis tiek kalbėjai apie tą savo ir savivertę, kad irgi ir tam tikri kursai, ir knygos pas tave yra apie tą savivertę. Kiek savivertės kiek tavo savivertė atsispindi tavo kūrinių kainoje? Galbūt iš tos dar pusės. Ar tai yra kažkaip lyginamas dalykas? Manyčiau, kada supranti, kad esi vertas visko gyvenime, to, ko nori, tada taip, tos kainos, kokios yra nustatytos, tokios jos ir turi likti, nes būna dažnai buvę yra tokių situacijų, kur kai savivertė nebūdavo tvirta, tai labai lengva būdavo su manim pasiderėti, labai lengva būdavo pasakyti, kad oi, kaip šiuo metu reikia gimtadienį greitai dovanosiu, tik tiek ten turiu ir panašiai. Dabar aš būna, kad kaip stulpas stoviu ir jeigu tu negali sumokėti tiek, kiek yra įvertintas tas darbas, tai galbūt tau ir nereikia, galbūt
arba gali kažką kito įsigyti, jeigu tau to reikia. Nu, įdomiai. Būna tokių niuansų, dar pagaunu, nes vis tiek tai yra procesas, augimas taip pat procesas yra, pagaunu dar kartais, kur apie edukacijas, pavyzdžiui, ypač kada vest, gal čia per daug užsiprašiau, tokia abejonė akimirka, bet tai suprantu, kad čia ta senoji aš išlenda vis dar. Naujoji aš nebegalvoja, taip, pasiskaičiavo kelionę, daug valandų keliauti, edukacija vaikų tiek, darbo tiek, viskas kaina yra tokia. Pasakai, paleidi ir bus kaip bus. Senoji ta, kur dar išlenda. Tie senieji tokie reiškiniai, jie būna pabejoja, bet nuramini. Tai čia labai gražiai pademonstravai apie tuos tokius senus savo modelius, ar ne, ir kaip jie vis dar, taikant naujus, vis dar lenda pasitikrinti, ar jie dar gajus tavo kasdienybėje, ar ne. Tenka grįžti. Tada ir prasideda čia tas tikrasis darbas, kai tu supranti, nu gerai, aš galiu dabar tą edukaciją pigesnę kainą užimti šitą datą, bet aš užimu ją ir viskas, kas gali sumokėti tiek, kiek tu nori. Ir tave įsivertinai, savo darbą, savo visą nešamą gėrių, kitam nebeliks vietos ateiti ir sumokėti tiek, kiek tu nori. Tai tu turi labai, labai save stebėti šitą vietą. Rita, kadangi mūsų šita laida yra apie finansinius tokius įsitikinimus, ar ne, galbūt esi kažką atradusi, pastebėjusi savo šitam periode kūrybiniai kažkokie įsitikinimai, kurie tave galbūt riboja, stabdo, ar ne, o galbūt kaip tik palaiko. Vienas iš tokių įsitikinimų, kuris vis dar būna, išlenda, veikia mane, bet aš jį pastebėjau, dar koučingo metu dar geriau pastebėjau. Ačiū tau už tai. Buvo labai, galvoju, įtarimas buvo, dar draugės įtarimas buvo, dar tai. Bet per koučingą taip pačiupinėjom, paplanuokit viską, reiškia, tai jau reikia dirbti. Tai yra apie įsitikinimas, kad jeigu nori turėti, turi daug dirbti. Iš tikrųjų, nes seniau taigi taip visi darydavo. Visi dirba, visi užsijėmė ir dabar viešoji erdvė atrodo, kad niekas kitko neveikia, tik tai dirba, turi po 15 veiklų, viskas ten sėkmingai darosi ir panašiai. Ir tas įsitikinimas, kad turi daug dirbti, jis tai ir gaunasi. Man tokia paralelė kartais netgi, kad kai aš esu pavargusi, iš tikrųjų ir jaučiu, kad mano kūnas, protas užsiveda, reikia dar kažką padaryti, dar kažkaip kitaip, dar kažkaip, iš tikrųjų tavo kūnas jau nori pailsėti. Aš jau pavargo ir protas, ir kūnas, ir viskas. O kada aš jaučiuosi gerai, tada aš tokia atvira širdimi einu, tai ten viskas kaip per sviestą eina, o kada aš esu pavargus ir atrodo darbą jau reikia daryti, viskas atrodo stringa. Natinis kraniukas, nes tą akimirką būna užsisuka, ir tu nesupranti, man tiek, vakar dariau, šiandien dariau, užvakar dariau, ir nieks nejūt. Tai kai mes pačiupinėjom šitą įsitikinimą, iš tikrųjų, reikia dirbti su juo. Ir dabar buvo irgi vieną kažkokį pervargimą, žinai. Ir jau pagaunu, kad protas, gerai, nes eik dar tą padarysi ir dar ne, einu su lovą. Kad visai iš kitos pozicijos reikia daryti savo darbus, su atsipalaidavimu, nes kad aš darau atsipalaidavusi, visiškai paleidus save, tą visišką kontrolę, visiškai slovo atrodo būtenai, viskas vyksta savaime. Tada yra reiškiukas kažkoks, tada atrodo dar daugiau darai ir dar daugiau neįsigauna. Tai netas dar reikia man padirbėti. Tai Elita, ar teisingai girdžiu, kad tavo įsitikinimas finansinis buvo, kad reikia daug dirbti, kad turėti, ar ne?
taip. Bet irgi girdėjau, kad pas tave kaip ironiškai veikia atvirkščiai, ar ne? Kai tu daug dirbi, pas tave užsisuka tas finansinis kraniukas, ar ne? Taip. Šitą paradoksą jau pastebėjus esu, nežinau, gal paskutinį apie metus laiko. Bet galvojau kažkaip keistai, kaip taip gali būti, žinai, ir galvojau kažkurį laiką, kol nebendraudavau su žmonėm, kurie giliau, sakykime, šitos klausimus čiupinėja, kol tavęs nesutikau, kol su kitais kuriančiais žmonėm labiau giliau nepradėjau bendrauti, man atrodė, Jėzus Marija, kad čia man vienai taip, žinai. Bet kada tu pradedi bendrauti, supranti, kad tai yra toks masinis reiškinys iš tikrųjų. Kai žmogus pervargė, tu tiesiog nebematai galimybių, nebematai išeičių, kažkokį tai tokį kelią savo turi, kad vat reikia daryti taip, būtinai tą ir aną ir ne kitaip. Ir tada turbūt ir ateina šitie sunkumai, nes tada darai nebe iš to lengvumo kitas iki, o tą, ką reikia daryti, tą, ką įsivaizduoji, kad reikia daryti. Ir įsitikinimas turiu daug dirbti, kad turėti, ar ne? Ar pavyko kažkaip konvertuoti į palaikantį, ar ne? Nes šitas buvo kaip ir ribojantis toks. Tai tiesiog manau, kad šitose situacijose, kur aš jau jaučiu, kad stresas, kad finansinis kranas užsisuko, tiesiog leisti turbūt savo atkreipti dėmesį į poilsį, kiek aš leidžiu tomis dienomis savo ilsėtis. Tiesiog pakeisti visą tai vietoj to, kad dirbti dar labiau, kad ir kaip juokingai ir keistai skamba, bet vietoj to, kad dirbti dar labiau nežinant, koks tai bus rezultatas, tiesiog leisti savo pailsėti ir iš jau pailsėjusios būsenos vėl eiti su tuo lengvumu ir malonumu į priekį ir daryti tai, ką pasirinkai daryti. Kaip ir tokią mąstymo šabloną, ar ne, keitėjai, ar ne, kad vat... Ir ne tik mąstymo, bet ir elgsenos šabloną, kad ar ne. Labai sudėtinga tą daryti iš tikrųjų, nes ypač kada dirbi namuose, kai tavo darbo vieta ir poilsio vieta yra viena ir ta pati erdvė. tu guli lovai, skaitai savo knygą arba bendrauji su šeimos nariais per telefonu, sakykime, ir tu pakeli akis ir matai tą stalą, kuris kviečia ateik. Yra sudėtinga, bet čia ir yra tas sunkusis ir gerasis darbas, kur, tu matai tą mintį. Bet ar tu leisi ją tave valdyti, ar tu leisi ją tave išversti iš lovos? Ne, matau, viskas, šiandien aš pasirinkau ilsėtis. Gal yra kokios frazės, kurias tu galbūt savo sakai tam tikrose sunkiuose momentuose, kai minėjai, nesunkiau keltis, galbūt kaip save motyvuoji, kad eitum, darytum, ką savo sakai? Dažnai būna tai skirtingi dalykai, priklausomai nuo to, apie ką tą dieną yra ta emocija. Ar tai yra apie motyvuoti save, kaip tik eiti dirbti, nepasiduoti, ar apie vertę savęs, ar apie ką. Tai dažniausiai būna skirtingi dalykai. Aš esu verta visko, pavyzdžiui, kas ateina į mano gyvenimą, aš esu verta poilsio, aš esu verta lengvų pinigų, lengvų užsakymų. Tokie, jeigu apie finansus kalbam. O šiaip tai dabar iš viso po coachingo tai susirašiau tokį pusę lapą. Kiekvieną dieną atsisėdu, po kelis kartus perskaitau viską, ką aš ten susirašiau. Ir pirmas kartas tas būna perskaitimas toks nedrasus. Atrodo skaitai, tiesiog atskaityti. Jau 3, 4, 5 kartų jau taip skaitai ir tu jau tiki, jau yra jausmas, žinai. Ir tai taip save užkuria iš tikrųjų, tai padeda. Atrodo, kol smegenis pripras, iki tol, kol visiškai tikės tuo, tai reikės laiko, užtrunka tai, bet verta tą daryti, nes kitaip pokyčio nebus. Pokyčio nebus, jeigu tu versies iš lovos ir galvosi, o Jėzus Marija, ką čia man dar padarius.
Pailsėt, tiesiog pailsėt, ar ne? Geriau lik lovoj, pailsėk, pasimk savo tokius užrašytus žodžius, kurie pripildys tave visai kitokios emocijos, visai kitokios, nežinau, energija tavo iš esmės pasikeis. Ir pailsėjus visai kitaip eisi į gyvenimą, į žmonės, į savo veiklą, kitaip žiūrėti. Jolita, norim tau padėkot ir dar noriu paprašyti, galbūt dar kažkokią žinutę norėtum perduoti mūsų žiūrovams, kurie žiūri ir galbūt yra kažkokiam sunkesniam etape, užstrigime, tiek emociniam, tiek finansiniam ar bet kokiam kitokiam, ar ne? Ką galėtum nuo savęs jiems perduoti? Ką norėtum? Norėčiau turbūt pasakyti taip, kad žinokit, jog nesate vieni. Šitoj žemėje neįmanoma būti vienam, net jeigu bandyti save izoliuoti visais įmanomais būdais. Mes nesutverti tam ir leisti savo būti silpnu, leisti savo būti jautriu, leisti savo nežinoti ir priimti iš tikrųjų tą pagalbą, kuri yra šalia. Jinais visada yra šalia. Vienokių, kitokių, trečiokių formatų jinais yra visada šalia, tai tiesiog mes kartais tiek įkrentam į savo kažkokią savigailą, kažkokias kančias, tokius sudėtingus dalykus, kur net nepriimame ir nematom. Taip, kartais reikia būti stipriam, iškelti galvą ir eiti į priekį, bet nepamirškim turbūt ir tai, kad esame žmonės, kad turime visą jausmų mechanizmą nuo A iki Z. Ir visi turime tą patį. Ir tiesiog kartais paprastas pokalbis, atviras pokalbis, kad ir su tuo pačiu draugu. Pasisodini draugą ir sakai, davai, tu manęs nedžadžink, neteisk, nekritikuok, jokių patarimų neduok, bet tu jas išklausyk. Aš tiesiog noriu išsikalbėti, sakykime. Ir kartais tai pakanka. Ir jeigu turi tokius draugus, juos labai apkabinkit ir mylėkit. Turbūt tiek. Ir siekit savo svajonių. Verta, nepaisant kokie kalniukai, pakalnės ir dobytės bus. Verta tą daryti, nes gyvenimas tada turi visai kitas spalvas, visai kitokią prasmę. Eikit ir siekit. Nebijokit, nes gyvenimas turim vieną. Galim nugyventi jį taip, kaip norim, arba galim nugyventi jį taip, kaip kažkas sako, kad turėtume nugyventi, ar ne. Ir kas įdomiau, pasverkit. Taip, patogiau nugyventi, kaip kiti sako, bet įdomiau ir daug naudingiau yra gyventi taip, kaip norim, ar ne, iš tikrųjų patys. Ir labai tavo gera įžvalga, kad kai labai sunku neužsidaryti, ar ne, kad visi susiduria su tuo ir leisti savo, kad ir per sunku kažkokį žingsnį išeiti ir pažiūrėti, kad ir tam taip, ir tam kažkas jau išėjo, kažkas gali tau padėti, ar ne. Ir pamatysi, kad tokių kaip tu yra daugiau. Ir nebesijausi toks silpnas, nes galbūt netgi tu esi stipresnis už kažką, ar ne? Galbūt daugiau tų resursų turi. Tada taip yra ta akimirka, kada tu jautiesi sulūžęs, tu randi žmonių patvirtinančių, kad yra dar blogesnė situacija. Ir yra visada žmonių, kurie kaip pavyzdys parodo, kad šita situacija jau nebėra tokia jau baisi, būna, gal einam į priekį. Būna visaip. Tik, turbūt ant kiek išlavintas dėmesys yra pastebėti tokius dalykus. Į kurią tu kryptį žiūrėsi, iš tikrųjų yra labai svarbu. Ar tu žiūrėsi ten, kur biški save dar pamalt, pagriaužti, ar tu žiūrėsi kaip išeiti iš tos būsenos ir kaip pakeisti. Turbūt tą ir matysi aplink. Arba norinčius žmonės tau padėti, arba norinčius, nežinau, tave dar labiau susilpninti ir panašiai. Įvairiai. Visai priklauso, ne, kur tas fokusas yra, į ką koncentruojas iš tikrųjų. Kai būna savo, ką stimuliuoja, tai ir gauni. Jeigu tu stimuliuoji tą pozityvą energiją, tai manau, jos grįžta daug daugiau. Taip, žiūri turbiną,
įsijungia, važiuojam. Tai, Jolita, ačiū tau dar kartelį, kad pasidalinai ir iš to samdomo darbo galima išeiti, ar ne, ir galima daryti tai, ką mėgsti, myli ir kur širdis šaukėsi, kad ir ten tas kelionė būna sudėtinga, su sunkumais, su kažkokiais naujais potyriais, bet tai irgi veda link savo tokio gilesnio pažinimo, ar ne? Ir ta vidinė tokia kasdieninė ramybė, kad tu esi va čia savo kambariuke, kad ir sunku atskirti darbą nuo poilsio, bet tu vis tiek esi savo tokiam susikartam mažam rojui, ar ne? Ir tie sunkumai galbūt jie ir truputėlį kartais nublanksta, kai žinai, kad esi ten, kur nori. Aišku, juos reikia įveikti, juos reikia sutvarkyti tam, kad tas kambarėlis, tas rojus gyvuotų. Tai dar kartelį ačiū ir tikime, kad Coliukės sapnų gaudyklės ras daugiau žmonių, ras tavo kūrybinės dirbtuvės, tavo kūryba esanti už nugaros, pasitraukus rodė. Taip, irgi ras savo vartotoją, savo žmogų, prie kurio galės erdvės ir kūno, ar ne, prisiliesti ir skleisti tavo kūrybinę energiją. Tai tave galima rasti kur? Socialiniai medijai, Instagramas, Facebookas, TikTokas, Coliukės sapnų gaudyklės ir taip pat elektroninė parduotuvė taip pat vadinasi. Tai visa informacija dažniausiai Facebookas ir Instagramas pagrindė. O pabendrauti, kas norit, iš tikrųjų pakalbėti apie gyvenimą, apie mūsų užsisukusius protus ir panašiai ir ramiai praleisti laiką vakare, galite ateiti ir TikToko laivus. Super, tai dar kartelį mes Ernesta tau dėkojam. Ačiū tau labai už tikrai nuostabią kūrybą, nuostabią energiją ir labai džiaugiamės, kad turėjom tokią viešnią mūsų laidoje. Ačiū, kad pakvietėte dalinti savo patirtimį ir žinot, kad galbūt kažkam tai padės. Taip. Ir tuomet pabaigai mes savo ruoštų norėtume apie mūsų trečiąją laidą truputėlį intarpą tokį padaryti. Mūsų trečioji laida bus apie people pleaser, apie žmonių tenkintojus, tuos žmonės, kurie negali pasakyti ne kitiems, ar ne? Vat irgi apie tą savivertę turbūt daug dalykų paaiškės. Tai mes būtent trečią laidą ir kviesim jūs visus pažiūrėti, kiek žmonių tenkintojų yra jūsų viduje ir kaip dažnai renkate save, o kaip dažnai renkatės patenkinti kitų žmonių poreikius. Tai Jolita, kviesim ir tave kartu pastebėti, galbūt rasi ir savo kažkokių naudingų įžvalgų ir tuomet su visais atsisveikinam ir linkim gražios dienos, vakaro, ryto, nakties, žiūrint, kuriuo metu žiūrite. Ačiū labai visiems ir iki.